Sveiki gyvi, žurnalistikos žurnalo 24 metų antrajam numeryje. Atskira tema nagrinėjama dezinformacija ir kova su dezinformacija demokratinėse šalyse. Šiame straipsnėje cituojami įvairūs ekspertai. Pilną versiją galima šiuose interviu surasti su kiekvienu iš jų. Nekarpyta, taip kaip mums pavyko pasikalbėti. Taigi mūsų šios dienos svečias ir šios temos svečias, vienas iš ekspertų yra Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto komunikacinių įtakų ir propagandos tyrimų centro vadovas daktaras Viktor Denisenko. Sveiki gyvi. Sveiki, sveiki. Mielas Viktorai, aš vis tiek turiu prieš užduodamas klausimus truputėlį priminti, kad paties yra praktika dėstytojama ne tik Vilniaus universitete, bet ir Karo akademijoje. Tai paties turbūt žinios ir šitoj srity ir bendravimo su kariškiais taip pat galėtų būti panaudotos. Taigi aš pradėsiu nuo to momento, kuris man atrodo šiandieną itin svarbus, kadangi jau vyksta greta Lietuvos tikras fizinis karas. Tiesa, juridiškai jis vadinasi kiek kitaip, tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje nėra paskelbusi nei viena iš šalių karo šio. Bet tai palikime jau kitiem dalykam. Žodžiu, tema yra, kaip demokratija visuomenėje kovoti su dezinformacija, ypač kai jau vyksta greta liepsnuojantis karas ir kai pajautrintas tiek visuomenės, tiek valdžios, tiek visų kitų karo institucijų dėmesys bet kokiem trukdžiam, bet kokiems provokaciniams elementams. Taigi aš, Viktorai, paties pirmiausia paklausiu svarbiausio klausimo, kurį mes bandom užduoti. Ar demokratinėse visuomenėse yra lengvi, greiti, paprasti arba universalūs sprendimai kovai su dezinformacija, kokio jinai tipo bebūtų - taktinio, strateginio, operatyvinio, ar pats per savo tyrinėjimus jau esi atradęs galbūt, ar kažkur moksliniuose kažkokiuose tyrinėjimuose yra rastas tas universalus, geras, greitas sprendimas? Na, aš pasakyčiau taip, kad jeigu mes tokį sprendimą turėtumėm, tai ko gero ir nereikėtų nei šito interviu, nei kitų. Galima būtų tiesiog jį įvardyti. Kalbant apie demokratinės valstybės, tai aš sakyčiau, kad demokratinių valstybių tam tikra stiprybė yra būtent taisyklėmis pagristas gyvenimas. Ta pati kova prieš dezinformaciją ir propagandą pirmiausia remiasi, sakykime, tokių kokybiškų informavimų, kiek įmanoma kokybiškų informavimų. Suprantama, kad vienas dalykas yra kalbėti apie tai teorijoje, o praktikoje visada pasitaiko įvairių aspektų. Vėlgi manoma, kad demokratinės valstybės šiek tiek pralaimi pirminėme etape kovai su dezinformacija ir propaganda, nes vėlgi sprendimai, kurie yra paremti taisyklėmis, jie reikalauja tų taisyklių laikytis, reiškia yra tam tikros procedūros. Vėlgi yra toks ir bendras dalykas, kad tas, kas skleidžia propagandą, jis nėra pribuotas nei kokiais nors moraliniais aspektais, nei kokiamis nors taisyklėmis, nei, sakykime, tiesos reikalavimų. Ta prasme, tas, kas kūrė propagandą, jis yra pribuotas tik savo fantazijos, aš kartais taip sakau. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie kovą su propaganda, apie tai, kad mes ją demaskuojame. Nes, Viktorai, aš kaip tik propaganda, dezinformacija, nes ne šiaip propaganda, kalbame apie tą neigiamą, būtent dezinformacinę propagandą. Taip. Gerai, jo, kovai su dezinformacija ir aš tai ir turėjau galvoje, tai neigiama propaganda ir dezinformacija, tai vienas iš tokių standartinių būdų tai yra demaskuoti, parodyti, kur yra tiesa, kur yra melas, kur yra sumeluota, kur yra manipulacija, ir tai visada reikalauja tam tikro laiko, didelio įdirbio dažniausiai, ir demaskuoti dezinformaciją žymiai sudėtingiau negu ją sukurti. Tai manoma, kad tam tikrame pirminėme etape taip, demokratijos būna lėtesnis negu autoritariniai režimai, kur ten vienas žmogus gali priimti kokį nors sprendimą, kad uždaryti informacinę erdvę, ar ten kokią nors mediją, prieigą prie kurios nors medijos. Kita vertus, šiaip ilgalaikėje perspektyvoje, aš sakyčiau, tas taisyklėmis pagristas gyvenimas, tos tiesos paieškos, jos galiausiai apsimoka, nes visgi kūrė tokią pasitikėjimo erdvę. Tai
Deja, aš nežinau universalių receptų, galbūt yra žmonių, kurie žino, bet tokių nesu sutikęs, tiesą sakant, savo profesinėme gyvenime. Tai dažniausiai mes kalbame būtent apie tai, kad neutralizuoti dezinformaciją, nes, na, dezinformacija yra kenksmingo pobūdžio reiškinys, kiek įmanoma ją, na, neutralizuoti, panašiai kaip sprogmenį neutralizuoja, ar ne? Jeigu dezinformacija yra išaiškinta, tai jau yra, tai lieka sprogmuo, bet jis, na, jau tikėtina nesprogs. Nu ir kitas dalykas, ko gero visi tai apie tai kalba, nu, tai bendras visuomenės pasiruošimas pastebėti ir atitinkamai reaguoti į tos reiškinius. Tai yra medijų raštingumas labai dažnai minimas ir aš kalbėčiau plačiaja prasme, ne vien apie dezinformaciją, bet bendrai. Suvokimas apie tai, kokie būna informacijos šaltiniai ir kaip informacija juose pristatoma, kaip atrodo patikima informacija ir galbūt kokie signalai rodo, kad informacija gali būti nepatikima. Tai apie tą medijų raštingumą kalbama išties nemažai, nes suprantama, jog valstybė negali visko padaryti pati. Ir mums tada reikia to natūralaus visuomenės imuniteto. Bet jį pasiekti irgi yra ilgas kelias ir didelis darbas, aš pasakyčiau. Viktorai, aš turiu vieną truputėlį pusiau provokacinį klausimą susijusį su skirtingų demokratinių valstybių reakcija į dezinformaciją. Na, Lietuva buvo pirmoji ES valstybė, kuri po Krymo aneksijos ir užėmimo ėmėsi tokių kietųjų priemonių. Tai yra Rusijos valstybės žiniasklaidos priemonės, kurias Rusijos valstybė įtakojo vienaip ar kitaip, arba jos jurisdikcija netgi kažkiek iš dalies buvo jos, nors dalis iš jų buvo registruotos ES oficialiai. Jas pradėjo riboti jų sklaidą, konstatavusi, na, pirmiausia, nesantaikos kurstymą. Dažniausiai nesantaikos kurstymo pagrindu, bet tai jau buvo paremta irgi dezinformaciniais elementais akivaizdžiai. Ir tai buvo pirmoji valstybė demokratinė ES, kuri to ėmėsi, vėliau Latvija, bet didžioji dalis ES demokratinių valstybių ilgą laiką pačios dezinformacijos nei siaurąja, nei plačiaja prasme kietosiomis priemonėmis niekaip nereguliavo ir net neribojo. Ir štai 22 metai karas prieš Ukrainą parodė, kad tik dabar, po to karo didžiojo pradžios, na, imta oficialiai riboti daugelio ES valstybių, tiesiog sustabdyta, uždrausta, ribota ir panašiai. Mano klausimas susijęs vis dėlto su tokiu labiau kariniu terminu, su greitu reagavimu į grėsmes. Tai yra ar ankstyvojo stadijoje, ar jau, kaip minėjau, tai reiškia užpuolus valstybę. Tai mano klausimas toks, ar yra įmanomi sukurti, nes dabar tokių mechanizmų nėra, mechanizmai, kurie leistų ankstyvojo stadijoje identifikuoti dezinformacijos įvairius media kanalus, įvairius metodus, juolab, kad jos nepaslaptis yra dažnai organizuota ir matoma, iš kokių valstybių sklinda. Na, mūsų atveju mes žinom Kinija, Rusija, kaip minimum tas dvi valstybės, bet ne tik jas. Žinant, kad demokratinėse valstybėse pakankamai pakantu įvairiausiom nuomonėm, keistenybėm, kvailybėm ir net atviram melui. Bendraja prasme yra pakankamai pakančios valstybės ir dažnai toleruoja iki kokios nors fizinės grėsmės arba net jau įvykusio dalyko. Ar tai yra įmanomi mechanizmai, ar kol kas tai yra vis dėlto tik diskusijos, ypač žinant praktiką, tą šviežiausią, sakykime, dešimtmečio mūsų ES valstybių reakcijos į Rusijos organizuota, kontroliuota, prižiūrėta ir vykdyta ne vienerius metus dezinformacinę, netgi ne kampaniją, o visą tokią, reiškia, medijinę didžiulę sukurtą imperiją. Čia iš tikrųjų toks labai geras, labai provokatyvus klausimas. Yra įvairiausių bandymų sukurti tokius mechanizmus. Vėlgi vienas iš iššūkių yra, kad mes kalbame iš tikrųjų apie labai didelius informacijos srautus, ypač jeigu mes kalbame apie internetą. Kita vertus turime ir tam tikras pagalbinės priemonės, dirbtinis intelektas, apie kurį šiandien iš tikrųjų kalbama vis daugiau ir daugiau ir kuris vystosi ir yra vystomas. Gan greitai įvardyjamas kaip, na, tokia priemonė, kuri leidžia iš tikrųjų apžvelgti labai didelius informacijos srautus ir išskirti pagal tam tikrus požymius galimai dezinformacijos naratyvus,
ir dezinformaciją skleidžiančias priemonės. Kita vertus, kiek aš žinau, vis vien laikomasi nuomonės, kad tas dirbtinis intelektas, jis tik yra vadinamas intelektu. Jis dirba pagal tam tikrus algoritmus, jis nepasiekia žmogaus intelekto lankstumo ir žmogaus analitinių gebėjimų. Ir manoma, kad paskutinį žodį visgi turi tarti žmogus, kuris jau išanalizuoja, kuris pažiūri, ar, tarkime, koks nors satyrinis ar humoristinis tinklalapis nebuvo identifikuotas kaip tinklalapis skelbiantis melagienas, nes visai gali būti, nes satyrinio pobūdžio medžiaga, ji gali būti tokia, jeigu žiūrėti ją kaip į realią naujieną, tai žinoma melaginga. Tai čia yra viena iš tų problemų visgi to galutinio sprendimo priėmimo taškas. Kita problema, kad aš sakyčiau, vėlgi kalbant apie internetą, kuris tampa vos ne pagrindiniu informacijos sklaidos kanalu ir ypač parankiu tai pačiai dezinformacijai platinti, nes, kaip ir internete nėra tokių fizinių ribų ir netgi kalbos aspektas jau nėra ta riba, nes yra automatinis vertimas. Jeigu anksčiau mes galėjom sakyti, kad informacinėje erdvėje mes galime dar bandyti apibrėžti pagal kalbos, tarkim, lietuvių kalbos aspektą, čia Lietuvos informacinė erdvė, tai šiandien netgi toks požymis pradeda nykti, aš sakyčiau, ir ko gero išnyks, tobulėjant tam automatiniam vertimui. Tai problema, aš sakyčiau, yra ta, kad internete iš tikrųjų labai sudėtinga ką nors užblokuoti, taip sakant, užtikrintai. Galiu paminėti toks labai įdomus nutikimas. Vienas studentas, tik Tariūnas Karo akademijoje pas mane rašė. Ir buvo problema, kad prieiga prie vieno arba kito tos dezinformacijos, žinomų šaltinių dezinformacijos. Aš jam pasakiau, ateik pas mane, aš tau parodysiu, kaip tai padaryti, ir jis atėjo ir aš per 2 klikus vadinamosius pasiekiau tą užblokuotą tinklalapį ir jis buvo žiauriai nustebęs. Jis manė, kad jis pas mane ateis ir aš čia, nežinau, kažkokią tai programinį kodą galbūt rašysiu, kad tai bus žiauriai sunku, ir jis buvo tiesiog žiauriai nustebintas, kiek paprasta yra apeiti tą blokavimą. Tai mes turime visą laiką turėti tai galvoje, jo labiau, kad jeigu mes užblokuojam kažkokį tai vieną internetinį adresą, tai po 5 minučių gali atsirasti alternatyvus internetinis adresas vedantis į tą patį resursą. Tai irgi reikia turėti galvoje. Tai jokių būdų aš nesakau, kad mes neturime blokuoti. Aš manau, kad mes tikrai turime apibrėžti, nurodyti, jeigu tam pažinoma, kad atsirado naujas įtakingas dezinformacijos platinimo šaltinis, tai jį svarbu įvardyti, kad žmonės tiesiog žinotų, kad girdėtų, kad tame tinklalapyje ar tame kanale jie gauna nepatikimą informaciją ir galbūt yra paveikiami. Tačiau vėlgi mes ko gero grįžtame prie tos paties klausimo. Jeigu patys žmonės nebus atsparus, ko gero nei viena valstybė, net pati pajėgiausia, nei kokios nors Jungtinės Amerikos valstijos, ten ar Kanada ar panašiai, nesugebės užkimšti visų skylių. Taip tariant, jeigu Jungtinių Amerikos valstijų koks nors prezidentas arba kandidatas į prezidentus sako, kad ponas Putinas yra geras jo bičiulis ir normalus vyrukas, jau galima susitarti, tai kalbėti, kad visuomenį galima išnaikinti tokį požiūrį arba kažkaip su juo kovoti, turbūt labai sudėtinga būtų kalbėti apie greitus receptus. Ir tai yra tiesa, jo, nes ypač jeigu žmogus, kuris bet kuriuo atveju yra žinomas, turi tam tikrą autoritetą tam tikroje visuomenės daly, ir tas pats žmogus, kuris jam nepatinkančią kokybišką žiniasklaidą vadina fake news, irgi tai galim prisiminti. Mielas Viktorai, aš turiu vieną konkrečią situaciją, kurią norėjau irgi aptarti iš savo eksperimentų bandymų, diskutuoti apie tą dalį, kuri vadinasi ne kiek dezinformacija arba informacija, kiek įsitikinimai paremti skirtingą argumentaciją. Vienu atveju greičiausiai iš šaltinių, kurie
sąmoningai dezinformuoja visuomenę, bet kiti žmonės, kurie turi galbūt objektyvesnę informaciją, susidūrė kartu su dezinformuotu, kabutėse vadinsiu, žmogum, klodami ant stalo ir tą informaciją, ir kitą informaciją, iš esmės turi kartais situaciją, kad žmogus linkęs tikėti arba pateisinti tą dezinformaciją, vadinamąją įsitikinimų laisvę. Aš turiu omenyje netgi tokius smulkius dalykus, kaip pavyzdžiui tikėjimą, jog nebuvo jokio antro pasaulinio karo, arba jis buvo kažkieno kito, bet kad Rusija arba Sovietų sąjunga turėjo tik vienintelį karą, tai yra didįjį tėvynės karą. Kitaip tariant, 41-45, 39 metais prasidėjo Europos karai, ten tarpusai aiškinosi, o Sovietų sąjunga arba Rusija šiuo atveju tik tai, na, taip sakyt, dalinosi įtakos sferas ir vėliau buvo užpulta. Ir net paklojus visus faktus, nuotraukas, video, bendradarbiavimo, nežinau, NKVD, KGB su Vokietijos nacistiniais, aiškėsi, specialistais. 309 metai užpuolimas Lenkijos. Viską paklojus, nepaisant to, žmogus gali sakyti, kad žiūrėkit, čia jūsų pačių problemos, kaip sakant, Sovietų sąjunga gyveno kaip gyveno, buvo didysis tėvynės karas, viskas. Ir aš tiesiog šitam kontekste, dėl ko tą sakau, kad dezinformacija yra juk paremta tuo, kad, pavyzdžiui, kai žmonės įspėja, jog saugokitės greitų, lengvų pasiūlymų uždirbti krūvą pinigų, telefoniniai sukčiai tau skambina arba siunčia per žiniasklaidą pranešimus. Žmonės žinodami, dažnai sąmoningai žinodami, kad dideli pinigai gali būti sukčių pinklės, spaudžia arba atsako, investuoja ir perveda sukčiams didžiulės sumas, net ir turėdami aukštą išsimokslinimą. Tokių pavyzdžių turėjom. Kitaip tariant, mano klausimas toks. Ar yra įmanoma tiesiog per žinių suteikimą žmonėms nugalėti jų tikėjimą stebuklais, aš kabutėse pavadinsiu, tai yra dalykais, kurie paremti sunkiai įsivaizduojama logika, bet jinai yra tokia artima širdžiai žmogui, kad jisai linkęs nepastebėti faktų arba juos ignoruoti, arba net juos blokuoti, jeigu kas nors juos perša. Kitaip tariant, sąmoningas pasirinkimas tikėti tai, ką mes vadinam dezinformacija. Sakykime taip, labai vėlgi, savotiškai džiaugiuosi, kad savo klausime tu paminėjai tą žodį tikėjimas. Ir tikėjimas yra toks ypatingas dalykas, aš sakyčiau, ar ne, kuris dažniausiai jis ir nereikalauja kažkokio tai racionalumo. Mes tikim todėl, kad tikim. Ir netgi religija mus kaip ir moka savotiškai, kad nereikalauk to racionalaus paaiškinimo, tavo tikras tikėjimas yra tai, kai tu nuoširdžiai tikim. Ir va tada tai ir yra tikėjimas. Ir nereikalauk ten, nežinau, iš Dievo kažkokiu tai stebuklų, nes tai pernelik įžūlu. Sakykime taip. Tai aš sakyčiau, kad ko gero yra dalis žmonių, kurių tikrai neįmanoma kažkaip tai perkalbėti, ar ne, ar įtikint kitais dalykais. Ir blogiausiu atveju tokie žmonės mokosi iš savo pačių klaidų, kai jau tas tikėjimas priveda prie kokių nors blogų pasekmių, tai ko gero pasimoka. Ir tai aš nesu tikras, ar visi iki vieno pasimoka. Kalbant apie tai, ar įmanoma kažką tai daryti, ir tu paminėjai, kad netgi tie faktai išdėlioti, jie tikrai nepadeda, nes žmogus tiesiog grėbėsi to savo tikėjimo ir nenori jo atsisakyti, ir tai visi faktai vėlgi galbūt irgi sako, tai tu manipuliuoji, tai tu bandai mane paveikti. Aš, tiesą sakant, turiu tik vieną receptą. Jis irgi nėra 100%, sakykime, efektyvus, bet kai manęs klausia, aš sakau, kad ko gero vienintelis dalykas, kurį galima bandyti su tokiu žmogum padaryti, ar ne, yra toks, kad pirmiausia, jo nepult, nesakyti jam, kad tu durnas ten, tu nieko nesupranti, nes tada žmogus tiesiog užsidarys ir tikrai su juo jau nebus jokios prasmės kalbėti, bet pabandyti jį taip išprovokuoti, kad jis pats papasakotų tą naratyvą, tą istoriją, ko jis tiki. Neuždavinėti klausimus, ten nežinau, kaip tu sakai, kad žemė plokščia, o kaip įdomu, o kodėl tu taip manai, ar ne?
nu, tarkime, maždaug pabandyk įtikinti mane, Mhm. papasakok istoriją. Ir būna, kad pats žmogus pasakodamas tą istoriją, kurią jis priima nekritiškai, jis taiga gali pamatyti tos logikos kažkokius tai logikos problemas, kad ta istorija nėra logiška ir galbūt tai gali privesti prie tokio jau kritiško vertinimo. Bet vėlgi, kaip aš sakau, tai nėra kažkokia tai vėlgi, tai nėra stebuklinga piliulė, kuri ten 100% veikia. Ar aš galėčiau tada dar patikslinti vieną dalyką? Ar tai reikštų, kad betodariškos pastangos, kovojant su dezinformacija, padėti, na, aš kabutėse pavadinsiu išgydyti, nors man tas žodis nepatinka, bet kurį žmogų, kuris yra paveiktas dezinformacijos, yra iš esmės turbūt, na, kaip čia, beveik neįmanomas sprendimas praktiniam lygmenį, todėl kad aš tiesiog kaip pavyzdį pasakysiu, daugybė žmonių žino, kad, pavyzdžiui, žalingi įpročiai, besaikis alkoholio vartojimas, besaikis, ten, nežinau, rūkimas, narkotikų vartojimas, daugybė dalykų, kurie žudo žmogų, ten stresas, kas tik nenori. Nepaisant to, didelė dalis žmonių sąmoningai renkasi gyventi su šitom priemonėm, kai kada net sąmoningai išbandydami iki maksimumo. Ar tai reikštų, kad ir su dezinformacija labai panašiai, kad net jeigu žmogaus tikėjimas gali privesti prie karo, prie pasaulinio karo, yra tokia logika, kad kai kam, na kaip čia, demokratinė vertybė gyventi taikoje, humanizmo, tolerancijos, aiškiai, erdvėje, niekaip negali tikinti žmonių, kurie sąmoningai renkasi, kad karas visą laiką yra geras dalykas, pavyzdžiui, su tokia mintimi, kad karas išsprendžia daugiau problemų, kad jokia kova su dezinformacija negalės paneigti tokių įsitikinimų. Aš sakyčiau, yra dar tokia problema savotiška. Viena vertus, aš sakyčiau taip, ką tu pasakai, dėja labai labai pesimistiškai skamba, bet aš ko gero sutikčiau, bet yra dar vienas dalykas, į kurį galima atkreipti dėmesį, kaip aš sakau, realybėje niekada nei vienas niekšas nėra pasakęs, kad jis yra niekšas. Čia Holivudo filmo ten tie blogiukai, jie sako, aš piktas, aš blogas, aš noriu sunaikinti žemę. Nors tada man vėlgi kyla ten klausimas, jeigu tu toje žemėje gyveni, tu ją sunaikinsi ir ką. Ar ne? Kur ta logika? Bet jeigu mes pažiūrėsim, baisiausi dalykai žmonijos istorijoje labai dažnai būdavo bandymas juos pateisinti kažkokiu tai ten, nežinau, gėrio siekiu. Ne. Taip ir dabar yra karas vardan taikos. Karas vardan taikos dabar vyksta. Karas vardan taikos, ten denacifikacija, ten kokių tik ten naratyvų nebuvo. Jo, ten prevencinis karas, kad ten Ukraina neužpultų Rusijos, ko Ukraina ir neplanavo. Bet, na, irgi Putinas nepasakė, kad aš užpuoliau Ukrainą, todėl kad norėjau ir galėjau. Ne, ten buvo pasiteisinimų visą grandinę įvairių pasiteisinimų. Tai žmogus viena vertus nori būti gėrio pusėje, ne? Kita vertus jis tikrai gėrio pusėje nebūna ir, na, netgi ne tiek atsakant į tavo klausimą, gal kiek jį komentuojant, aš pasakyčiau, yra viena labai nebloga knyga, kuri skirta būtent pokalbį apie dezinformaciją, manipulacijos, feikus. Aš dabar neatsimenu autoriaus, bet labai gerai atsimenu pavadinimą tos knygos. Angliškai tai yra Irrational Ape, tai yra iracionali beždžionė. Ir autoris faktiškai rašo apie tai, kad žmogus yra va ta iracionali beždžionė. Kad tas racionalumas mūsų, jis nėra absoliutus. Ir todėl mes galim lengvai patikėti sąmokslo teorijomis, mes galim atmesti faktus ir paaukoti faktus, sakykime, vardan vėlgi kažkokiu tai įsitikinimu. Grubiai tariant, aš tikiu to, todėl kad man taip atrodo ir todėl aš to tikiu. Ir faktai nėra svarbus. Tai čia labiau, kalbant apie žmogaus prigimtį, vėlgi nelabai optimistinis pokalbis dėja gaunasi, bet daug kas ir istorinė patirtis rodo, kad, na taip, žmogus iš esmės nėra racionalus gyvūnas, greičiau irracionalus. Kitaip tariant, tas posakis žmogaus natūra arba human nature, žmogaus prigimtis, iš katalikiško požiūrio jisai dažniausiai kitaip truputėlį vardinas, tai yra nuodėminga prigimtis ir prigimtinė nuodėmė viena iš jų yra, kurios
bent jau katalikų arba krikščionių tikėjimas ne tik, kad nenuneigia, ant jo tiesiog yra pastatęs visą žmogaus moralės ir, taip sakant, viso kito dalykus. Tai ar šitam kontekste mes galim sakyti, kad ir turbūt prieiti prie tokios išvados, kad moksliniai ir kiti argumentai susiję su taip hardu, gal vadinkim taip, su kietosiomis priemonėmis, deja, bet nėra joks universalus receptas jokiom kietosiom priemonėm, tai yra baudžiamaisiais kodeksais, išjungimais, tarkim, interneto, knygų deginimais, kas čia dar galėtų būti, nežinau, viešais nubaudimais tų, kurie neteisingai tiki. Kitaip tariant, tai nėra sprendimas iki galo. Tikrai nėra. Net sunku pasakyti, koks būtų tas sprendimas iki galo. Toj kompiuterį prijungsiu tiesiog prie rozetės, kad neatsijungčiau. Taip, grįžau. Na, tos kietos priemonės, vėlgi, tikrai nesu šalininkas ten knygų deginimo ir žinom, kad knygų deginimo užsiiminėjo tam tikri režimai, politiniai, kurie nepasižymėjo gerąją praktiką, sakykime taip, labai švelniai. Vėlgi, jeigu grįžti prie tos metaforos, netgi tos prigimtinės nuodėmės, tai tikėjimas sako, kad mes ją kaip ir turėtumėm įveikti, ar ne? Mes turime tapti geresni, negu yra mūsų ta tokia pirminė prigimtis. Tai šitą metaforą galima naudoti, vėlgi ir tam pasipriešinimui dezinformacijos. Ir kaip ten bebūtų, kaip mes ten ratais beeitumėm, bet mes grįžtame prie tos esminės idėjos. Ar ne? Jeigu pats žmogus sugeba tapti toks kritiškesnis, ar ne? Kur aš turiu galvoje, kai kalbam apie kritinį požiūrį, tai nereiškia, kad jis turi būti absoliučiai skeptiškas ir iš viso viską atmesti. Bet jis turi turėti analitinių gebėjimų. Analizuoti informaciją ir pamatyti joje kažkokiu tai nelogiškumu pirmiausiai. Nes pagal ką galima nustatyti netgi dezinformaciją, vienas iš tokių labai aiškių požymių, dezinformacija labai dažnai apeliuoja į jausmus. Ne? Ir čia yra vėlgi kažkur tai šalia to tikėjimo. Ne? Nes tikėjimas, jausmai yra tokie stiprus dalykai, kurie yra tam tikroje opozicijoje protui, aš sakyčiau. Ne? Tai dezinformacijos naratyvai, jie irgi pirmiausiai nori apeiti tą proto sferą, sukelti stiprius jausmus, ar, nežinau, kiekvienas žmogus, ko gero, irgi gali ten pagalvoti, aš esu gan emocionalus žmogus ir pagal save pats žinau, kad kai užplūsta stiprus jausmai, labai dažnai protas atsijungia. Ir tik po to tu ten analizuoji situaciją ir galvoji, gal va čia reikėjo patylėti, čia gal kažką tai kitą pasakyti, čia aš iš viso nesuprantu, kodėl susinervinau. Ne, bet susinervinau ir vėlgi elgiausi neracionaliai. Ir ta po to racionali analizė man tai parodo, ne, bet, kaip sakoma, šaukštai po pietų. Panašiai, tai ko gero, vėlgi tas universalus receptas, geresnių bent jau aš negirdėjau, kad, jeigu pats žmogus sugeba tobulėti ir sugeba atpažinti tos dalykus, jo labiau, kad, ką reiškia, tie kažkokie tai sprendimai iš viršaus, ne, kartais jie reikalingi. Bet tada vėlgi atsiranda dideli pavojai, jeigu jau valstybė viską paima į savo rankas. Tai pirmiausia, autoritarinėse valstybėse valstybė viską paima į savo rankas ir tai eina, taip sakant, žmogaus laisvių ir teisių sąskaita labai dažnai. Ir tada vėlgi yra toks klausimas, egzistuoja ir tokia ir pilkoji zona, kur iš tikrųjų kartais labai sunku pasakyti, o kur yra ta linija, vėlgi tarp žodžių ir įsitikinimo laisvės, ir tos dezinformacijos ir kitų dalykų. Kai kur galima labai aiškiai atskirti ir pasakyti, va čia yra tokie faktai, čia yra kito, o čia yra melas. Bet kartais, vėlgi, ar žmogus gali kažkaip tai gerai galvoti apie sovietmetį, nes tada jis buvo jaunas ir jam buvo gerai. Ne? Ir čia jau klausimas, ko gero, ne apie ideologiją, o apie kažkokius tai asmeninius jausmus. Ir ar žmogus turi teisę tokiems jausmams. Ne? Ir čia jau sudėtingas klausimas.
Aš labai trumpai paklausiu, Savotiškai. čia turbūt kaip galvoti, kad karalius Mindaugas buvo geras karalius, šių laikų standartais buvo nusikaltėlis. Nu, taip, kiti pasakys, kad tuo metu tai buvo norma. Gal Toks Viktorai, valdymas. turiu labai trumpą paskutinį klausimą, tikiuosi Mhm. ir atsakymo tokio šiek tiek lengvesnio, greitesnio. Ar aš teisingai suprantu, kad demokratiniai, būtent demokratiniai visuomeniai turim konstatuoti, kad su dezinformacija yra greičiausiai kaip su tam tikrom lygom. Tai yra tik tai skiepai arba persirgymas tam tikrų lygų gali suformuoti imunitetą, tuo tarpu iš ankstinis betodariškas, kaip čia, antibiotikų ryjimas saujomis nėra Mhm. pats geriausias sprendimas, tai yra iš anksto bandyti nuglušinti žmogaus imuninę sistemą. Mhm. Taip sakant, palikti žmogui reikia jo imuninę sistemai vis dėlto gana daug, su tam tikrom rizikom be jokios abejonės. Jo, nu tai man labai patinka ta, kaip sakant, to imuniteto metafora ir to viruso, dezinformacijos kaip viruso, kuris plinta. Iš tikrųjų, netgi modeliai yra panašus, kaip virusas plinta ir kaip informacija ir dezinformacija gali plisti informacinėje erdvėje. Taip, ryti antibiotikus, nu tai pirmiausia savo sveikatai pakenksi, tai to nereikia daryti. Tai aš iš esmės, aš pritarčiau ir man atrodo mūsų visas pokalbis, jis ėjo prie tos minties. Taip, kartais tenka persirgti. Ačiū labai. Ir įgyti natūralų imunitetą. Ačiū labai, mielas Viktorai. Primenu, Viktor Denisenko, Vilniaus universiteto atstovas, šiuo atveju mokslininkas, kuris yra dirbęs ir karo akademijoje. Jis dalinasi su savo įžvalgom žurnalistikos 24 metų antrajame numeryje, specialioji tema kova su dezinformacija demokratinėse visuomenėse. Ačiū, kas klausėtės, kas žiūrėjote. Jeigu norite trumpą versiją, galite perskaityti žurnale. Dėkoju.